Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Pažiūrėkime, ką žiburiečiai žino apie maigyklę. Labadiena, mielos panelės. Ar galėtų man atsakyti, kas yra maigyklė? Blemba. Tai čia toks... Prašau, nesikei. Sorry. Tas prietaisas, kur maigai ten traiškai visur. Ne? Koks prietaisas? Ką traiško tas prietaisas? Tarkim, maisto produktus. Aha. O gal galėtų man atsakyti į bendro išprusimo klausimą, koks yra naujasis mūsų popiežius? Koks jo vardas? Pranciškus. Tavo draugė iš kur žino šią slaptą informaciją? Pusbrolis pasakė. Maigyklė. Telefonas. Mygtukai. Šaunuolė, kas yra tavo manimų maigyklė? Nu, kokia, žinai, planšetkė, nes taigi maigų ten ją. O koks tavo nuomonė, kas yra maigyklė? Nu, maigo, aš pritariu jų nuomonė, iš tiesiog. Supratau, o ką maigo? Pirštais kažkokius mygtukus, kažką spaudo. Supratau, o ar žinote, koks yra mūsų dabartinio popiežiaus vardas? Pranciškus. 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 Ta, kur stovi laukuose ir baido paukščius. O ką jį daro? Baido paukščius. Supratau, o kaip tu manai, kas yra maigyklė? Maigyklė. Net įsivaizduoju. Bandyk įsivaizduoti, čia kažkoks daiktas ar kažkoks prietaisas. Gal koks nors prietaisas. O ką jis daro, kaip tu manai? Maigyklė. Gal čia kokia programa, gal kompiuterinė. Ką su ja gali daryti? Net neįsivaizduoju. Ko žinau, čia man Bandyk įsivaizduoti. su kažkokiu spaudimu man čia susiję. Ir ką jo gali spaudyti? Nu, aš neįsivaizduoju, ką galima. Čia galima paspaudyti. Tai knopkių spaudimo kažkoks prietaisas, taip? Jūs čia provokuojat? Ne, aš klausiu, ar tokį skaityti atsakymą. Telefonas. Koks? Su klavišais. Maigimui skirtas maigiklis. Ir ką gali juo maigyti? Tiesiog užsiimti save laisvalaikį. Gali save maigyti, taip su maigikliu. O kurias vietas tu norėtų maigyti? Nenorėčiau. Tu nemaigai. Ne, nežinau. Gal gali įsivaizduoti? Negaliu. Neturi vaizduotės? Ne. Labai gaila. Mane laki vaizduoti, bet ne šiandien. Padėkit. Ką žinau, teritorija, kur daug ką minkit galima. Nu čia kur maigai, būna tortas ir valgai. Gal toksai dalykas, kur reikia minkyti rankose ir paskiau tavo rankos labai kačelinasi, ne? Gali būt. O koks yra popiežiaus vardas? Benediktas. Aišku. Koks yra popiežiaus vardas? Žinau, kad jisai iš Kambodžos. Pranciškus. Aš žinau, iš kur jisai tik tais. O koks jo vardas? Oi, seniai. Gal Klintas? Galbūt. Čia matome patį protingiausią mūsų mokyklos žmogų Vytautą Trakymą, Romos draugą. Maigyklė? Pagalvoti reikia. Kažkoks daiktas, kurį maigyti reikia, galbūt kamuoliukas. O ką dar gali maigyti? Telefoną. Kažkas kažką maigyti. O ką galėtų maigyti? Maigomus dalykus. O kokie yra maigomi dalykai? Turbūt minkšti. Supratau. Ei, žiburieti, jeigu tu dabar žiūrai Žiburio žinias ir savo spintoje laikai Žiburio uniformą, penktadienį 6 valandą tu privalai ateiti į aktų salę ir gerai pasilinksminti su savo draugais Prienų Žiburio laiko mašinos diskotekoje. Su paukščiais į Lietuvą parskrido orai, bet neparskrido oruolis. Sveiki visi, su jumis atsinaujinę Žiburio orai. O kaip geriausiai būtų galima atnaujinti orus, kaip šiltą bei pavasarišką dieną. Atbudo žulytė, viskas žalia, vabalėliai prabudo. Pavasaris, sporto laikas. Jau kurį laiką pražydę medžiai jau ima krauti vaisius. O kaip matote, pilni laukai išalkusių paukštelių.
O tikiuosi, kai jūs žiūrėsite šią laidą, tai penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, tikiuosi, kad visa tai jums netrodys tarsi būtų tai pokštas. Su jumis buvo Žiburio orai. O dabar komercinis pasiūlymus. Ateikite į šokius anksčiau, nes prancūzijos turi jums paruošusios staigmeną. Su jumis buvo Žiburio žinių.